Šitame video gydytoja Birutė Čijunskienė atskleis, kokie yra celiulito formavimosi signalai ir kaip jo išvengti be papildų ar vaistų. Didžiausia limfostazę provokuojantis faktoriai, kurie lemia lėtinį uždegimą, skysčių kaupimąsi audiniuose, raumenų silpnumą ir pokyčius odoje. Suprasite, kaip moters hormonų pokyčiai lemia celiulito vystymąsi. Sužinosite, kas provokuoja medžiagų apykaitos pokyčius organizme ir kodėl net ir numetus svorio celiulitas gali neišnykti. Ksenoestrogenai. Gydytoja atskleis, kaip jie sudaro sąlygas perteklinio estrogeno susidarimui, aknei, riebalinio audinio kaupimuisi bei fibrozės, miomų, cistų susidarimui. Na ir galiausiai gausite top 8 patarimus, kurie padės aktyvinti kraujotaką, skatinti limfotaką ir kompleksiškai gydyti celiulitą. Na ką, o dabar spaudžiame mygtuką patinka, tai padėsite YouTube algoritmui, tikiuosi visi tai padarysite ir keliaujame žiūrėti video. Kaip šiuolaikinė mūsų mokslinė celiulito interpretacija, kitaip paprastai kalbant, kaip medikai tarpusavy kalba apie šitą celiulitą ir kokios dominuoja diagnozės. Yra vadinama dermatopatija, reiškia odos pakitimas arba susirgimas, hipodermopatija, odos to tonuso, elastingumo, lygumo sutrikimas irgi ir fibroedematozinė audinių sutrikimas. Tai reiškia, kad oda tampa kieta, pastoziška, patinusi, edemiška ir netgi čiuopiasi tokios, kaip čia parodyta, įlinkimai, duobutės ir iškilimai. Dar kitaip galima įvardinti grublėtą. Kas tą celiulitą šitaip išbanguoja? Ogi pakitęs riebalinis audinys, kurio padaugėja, riebalinių ląstelių tūris didėja ir tarp tų ląstelių yra jungiamasis audinys, skaidulos, kurios laiko tą tokią konfigūraciją ir pačios odos struktūra yra pakenkiama visa prie šitų pakeitimų, prie celiulito. Visa odos struktūra pakenkiama būtent tokiam lygmenį, ne tik, kad mes ten matėme paviršiuje pakitimus, bet tie pakitimai eina ir riebaliniam audiny, ir raumeniniam audiny, nes atrofuojasi raumenis, sutrinka kraujotaka, kraujagysliniam raumenį, kuo mažiau čia priteka kraujo, tuo būklė būna raumeniniam audiniui ir tiek riebaliniam sudėtingesnė ir, kaip mes sakome, oda vysta. Ir gražiai Laura papasakojo, kad tas problemas dėja dažniausiai lydi moterų tarpe, ta problema yra. Ir pažiūrėkite, kodėl atsitinka šita problema daugiau moterim. Nes tos pertvaros, tas jungiamasis audinys, tos skaidulos, tas kolagenas, elastinas, kuris čia laiko pertvarėlės, yra tiesiog vertikalios, tolygiai išdėstytos. O pas vyrus tas tinklas yra kaip žvejo tinklas. Ir skersai, ir susikryžiuoja, ir jisai labiau suvaldo šitas riebalinės ląsteles ir jas supakuoja. Ir viršutinis riebalinis sluoksnis ir paodis atrodo lygus. Ir tai tikrai ne vyrų problema. Ir kaip teigia mokslininkai ir autoriai, apie 90, užsienio autoriai teigia, kad apie 80, bet populiarioji literatūroje jau dabar yra apie 90% moterų gali turėti celiulitą.
Tai yra odos jungiamojo audinio, būtent tų fibrininių skaidulų kolageno struktūros suardymas, kada nebėra tų taisyklingų gardelių, jos praktiškai suardytos ir riebalinis audinys vienur iškyla, kitur įdumba ir dėka poodinio riebalinio audinio padidėjimo ir deformacijos, kaip ir aptarėm, čia vadinasi kraujotakos arba mikrocirkuliacijos sutrikimas, limfos tekėjimo sulėtėjimas ir prasideda, kada viskas sulėtėja tiek kraujotaka, tiek limfa, tame audinyje, tarp ląsteliniame audinyje arba intersticinėme audinyje pradeda kauptis skysčiai ir jie visi spaudžia raumenis ir ypač jeigu mūsų gyvenimo būdas dar, kaip kiekvieno dabar turbūt šio laikinio sėdimas, tie raumenys mažai juda ir vystosi jų silpnumas, kitaip sakant, atrofija. Ir to pasakoje matome pokyčius odoje, grublėtumą, nelingumą, sukietėjimus, kai kurie teigia, kad jaučia ir netgi skausmingumą liečiant šitas pakitusias odos struktūras. Jau visai netrukus grįšime prie gydytojos paskaitos. Jeigu ieškote ne tik žinių, bet ir praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo jungiamuoju audiniu, papildyti kolageno atsargas organizme, pagerinti odos, plaukų, nagų ir sąnarių būklę, maitintis sveikiau ir galų gale būti fiziškai aktyvesniais, apačioje po šito video palikau jums specialią nuorodą. Prisijungę prie kolageno prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite jūrinio kolageno pakuotę, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo, psichologijos kursus, kurie pakels jūsų sveikatą į kitą lygį. Kolageno prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Taigi tas susidarimo mechanizmas praktiškai jau mes įsiaiškinome, kad tai yra tokie paviršiniai odos pokyčiai, kuriuos mes galime praktiškai patys nusistatyti ir Laura jau gražiai apie stadijas papasakojo, tai tikrai man toliau galėsim pagreitinti. Ir kokie faktoriai įtakoja? Deja, tas amžius mus visur persekioja, be abejo svoris, lytis, kaip matote, genetika, gyvensena, lėtinės ligos, hormoniniai pokyčiai. Nežinau, ar klausytojų tarp yra Daiva Žvirblytė-Mankevičienė, jinai atsiliepimuose jau rašė, kad tai yra hormonų pokyčių ir susiformavusių uždegimo paseka. Ir tikrai jinai teisi ir naujausios hipotezės, kurios nori paaiškinti šitą susidarimą pagal genetiką, kad kinta kraujo kiekis, pasidaro nepakankamas sėdmenų, šlaunų, čia lotyniškai užrašiau gluteofemoralinėme audinyje, tai yra riebalų hipoksija, kuris sukelia uždegimą, nes tie riebalai paveikti hormonų kiekio padidėjimo, būtent estrogeno, jie pakinta ir jie turi uždegiminį procesą. Ir mokslininkai, ir tyrėjai sako, kad jie randa ir čia tarp tų riebalinių ląstelių ir makrofagų, ir limfocitų, o kas būtent ir įrodo užsitęsusi lėtinį tokį neūmų, o šaltą uždegiminį procesą. Noriu šiandien tik tai patikslinti, kad nemaišykime, kad yra celiulitas ir celiulitis, kada yra pačios odos uždegimas, tai yra celiulitis. Ir ten jau gydoma antibiotikais, ir ten yra jau bakterijos, ten visiškai kitas susirgymas. O mes šiandien kalbame apie celiulitą. Ir ta hipoksija sukelianti ir fibrozę, ir odos nelygumus, ir būtent veikia, įvesiu jūs į naujus terminus, gal kiek ir sunkesnė bus paskaitos dalis, apie aplinkoje egzistuojančius hormonus, vadinamus ksenohormonus, reiškia kseno yra iš graikų kalbos
svetimas, ne mūsų hormonas, jis ateina iš aplinkos, su maistu, su vandeniu, su oru, su kitom medžiagom. Ir taip pat yra ksenoestrogenai ir gana su jais plačiai supažindinsiu, ko mums labiausiai reikėtų vengti ir kodėl būtent moteris persekioja šitas, turbūt, kad mes daugiausiai tų ksenoestrogenų naudojame aplinkoje, maiste, kosmetikoje, ypatingai prie tų riebalinių ląstelių moteriški hormonai, estrogenai turi savo receptorius. O būtent tie ksenoestrogenai prie tų receptorių ir prilimpa. Ir būtent labiausiai prilimpa žemės ūkyje naudojami pesticidai, herbicidai, fungicidai, parabenas ir daugiau tų tokių medžiagų, jas visas išvardinsiu. Tik čia yra dar nurodyta, kaip kraujotakos pakitimai turi ryšį su riebaliniam ląstelėm. Tai kaip ir visur, kraujotaka yra vos ne pagrindinė, nes jinai maitina, jinai būtent kraujotaka ir atneša tos hormonus, tos estrogenus į tą tarpą, į tas ląsteles, ne tik maisto medžiagas, o hormonai tai yra kaip ryšio žinutė, hormonas gaminasi liaukose, endokrininėse liaukose ir jie kraujo keliu ateina į audinius. Kiekvienas hormonas turi savo išrinktus audinius, kuris aktyviausiai veikia, ir tų audinių ląstelės turi receptorius. Tai štai jau kalbame ląsteliniam lygmenį šitos pakitimus. Ir kai yra jau kapiliarinės kraujotakos sutrikimas, kaip jūs žinote, tada trūksta deguonies, vyksta sąstovis, tiek limfos, tiek kraujo, ir kur yra sąstovis, kaip mes ir visada žinome, kur bala ten ir varlės, prasideda virusų, mikrobų ir kitų migracija ir panašiai, ir prasideda uždegimas. Bet čia šitas uždegimas nėra kaip čia tai parodyta, labai ryškus, labai toks, kaip mes esame įpratę apie uždegimą kalbėti, ir paburkimas, ir patinimas, bet jis yra tokio šalto, lėtinio, labai užsitęsusio proceso tipo. Ir sutrikdoma yra būtent labai sutrinka tada tų mūsų riebalinių ląstelių tirpimas, jų atsidarimas, sumažėjimas, lipolizė, tai vadinasi ir, kaip pasakyti, sumažėjimas, kada išeina iš riebalinių ląstelių riebalai, tai vadinasi lipolizė. Tai tas procesas šitame celiulito fazėse praktiškai užblokuojamas, dėl ko yra suspaudžiamos, o būtent tos riebalinės ląstelės turi polinkį dar jos didėti, o kai jos didėja, tai jos be abejo spaudžia ir tas per tvarėlės, tas fibrininės kolageno skaidulos, ir jos tada suspaustos pradeda kietėti. Ir šičia pasakoje jau yra visiškai kitas mechanizmas to vadinamo celiulito. Čia parodyta visa schema, kaip tai atrodo ląsteliniam lygmenį, galbūt mes iki tiek nesugebėsime įsiaiškinti. Ir pagrindinės priežastis, tai vis tik tai be abejo einame į mitybą, apie ją tikrai skirsiu nemažai temos dalį. Skysčių sąstovis taip pat gali būti, kada mes ir mažai naudojame pačių skysčių, kai yra skysčių netekimas, toks sviravimas, ar net naudojam skysčius varančius vaistus, kai suprastėja aplamai kraujotaka gali pakisti ir dėl spaudimo. Dabar mūsų populiacija vyresnio amžiaus vargina didelis spaudimas, jaunimą daugiau yra žemo spaudimo, tai vėlgi tai yra nestabilumas. Pats odos kolagenas gali būti silpnas dėl tokių mitybinių ar baltyminių medžiagų, ar pagaliau virškinimo trakto ligų, kada pilnavertiškai jis nepasisavinamas, nepatenka, galbūt nors ir produktus naudojam. Apie kolageną mes esam daug kalbėję ir turime pagalbos ir priemonių. Ir aišku, pagrindinį vaidmenį čia mums suvaidina
hormonai, o moterų hormonai yra labai sudėtingi, nes mes praeiname brendimo, praeiname nėštumo, laktacijos laikotarpį, praeiname menopauzinį laikotarpį ir kiekvienam laikotarpiui yra hormonų santykių pokyčiai. Jie būtent mus ir keičia, ir paruošia visiems moters gyvenimo iššūkiams. Negalime kartais pasigirti ir to fizinio aktyvumo, ir viršsvorį nemažai dabar, ypač po pandemijos stebime ir jaunimo, ir vaikų tarpe, ir berniukų, ir mergaičių. Ir turime gana didelę paletę aplinkoje pokyčių, tiek maiste, vandenyje, įvairūs teršalai, chemikalai. Ir pagrindinį vaidmenį matysime, kodėl celiulitas pasireiškia būtent sėdmenų, juosmens šlaunų riebalinėse ląstelėse. Nes čia yra 2 kartus daugiau tų, kaip minėjau, alfa receptorių, kurie reaguoja į estrogeną, į moterišką hormoną. Ir tai yra taip gamtos jau nustatyta, taip mus paruošia, kad turėtume sukaupti rezervą, turėtume riebalų, ypatingai, nes mūsų ruošia nėštumui, ruošia išnešiojimui, vaisiui, kad mes turėtumėme tų energetinių atsargų ir moters figūrą būtent ir nulemia šitas estrogeno hormonas. Ir tą visą procesą jisai reguliuoja būtent ir jis lemia kolageno elastino perteklius, gali būtent prie celiulito rodyti tą suardymą, silpnumą, kraujotakos, limfotakos sutrikdymą, raumenų atrofiją ir vienas iš pagrindinių veiksnių būtent ir yra hormoninis tų pokyčių. Ir prie šito estrogeno jungiasi partneriai, kiti hormonai. Insulino padaugėja, kortizolio padaugėja ar augimo hormonų, netgi dezoksiribonukleininės genetinio kodo pokyčius. Tai yra tokia trijulė, kuri pakankamai sutrikdo medžiagų apykaitą ir ypač riebalų apykaitą, dėl ko mes nelabai galime, kartais būna nesėkminga, mes metant svorį, svoris liktai krenta, bet celiulitas nekinta. Tai būtent tos riebalinės ląstelės nevykdo šito tirpdymo ir vystosi jų tik daugėja, tai vadinama hipertrofija, ir taip gaunasi tos visos tokios gumbeliai, iškilimai. Į šitą procesą estrogenai veikia ir tą skaidulinį jungiamąjį audinį, fibroblastus. Apie fibroblastus, kada mes nagrinėjome kolageną, labai vaizdžiai esu pristačiusi. Jisai daugiau turi tokį sklerotinių pobūdžio pokyčius, dalyvauja tame limfostazės, skysčių susilaikime. Ir ta mano minėta kraujotaka, cirkuliacija, didėja pralaidumas, krenta tų kraujagyslių tonusas, vystosi kraujagyslių išsiplėtimas ir prie viso šito mes turime tokius ir skysčių susilaikymą ir pakitimus, kadangi mes praeiname tą estrogeno fazę, ypatingai moteris vaisingam fertiliniam laikotarpį, tą ciklą prieš menstruacinių ciklų puikiai jaučia, kaip patinsta, paburksta krūtis, kaip audiniai tokie pasidaro sunkesni, kietesni tie judesiai. Tai būtent čia tas estrogenas, kai jis pasiekia piką 14 ovuliacijos dieną, tada jisai krenta ir jo funkcijas perima progesteronas, kuris, jeigu įvyko apvaisinimas, jau atlieka visiškai darbą, visiškai kitą funkciją. Jisai išsaugo būtent vaisių. Ir tie pokyčiai dėja vyksta jau mūsų hormoniniai estrogeno pokyčiai nuo pat paauglystės, kada mes bręstame.
nėštumas, menopauzė atrodo hormonų sumažėja, bet kadangi estrogenas yra labai surištas su progesteronu, jeigu tik tai menopauzės metu progesterono santykis mažėja, tai estrogeno padidėja. Taigi kartais yra, aš atsimenu tos laikus, kaip moteris labai džiaugiasi, mes dažnai bendraudom su kolegiam, ginekologiam, kai atsirado pakaitinė hormonų terapija ir visos galvojom, kad būsim ilgai jaunos, naudodami menopauzės metu papildomai hormonų, tačiau buvo eigoje, aišku, ir naudojami, ir praktikuojami, ir dabar galbūt yra kai kuriais atvejais taikoma pakaitinė hormonų terapija, bet labai ryškiai kenkia širdies kraujagyslių pokyčiams, tromboziniams pokyčiams ir šitą pakaitinę hormonų terapiją galima tik tai medikams, ginekologams, akušeriams paskyrus. Taip pat sutrikdo tą estrogeną ir kontraceptikai, o dabar žinome, kad tuos kontraceptikus agituoja jau kuo anksčiau mergaitėm naudoti, tai tikrai jie gali parodyti savo irgi pokyčius estrogeno padidėjime ir odoje, ir aknė, ir menstruacinio ciklo pakitimai. Taigi organizme dar šalia šito organizmo pagamintų, kiaušidžių pagaminto estrogeno, mes pakankamai galime gauti tų vadinamų ksenoestrogenų. Ir jie būtent užblokuoja ir nepraleidžia mūsų organizmo estrogeną prisitvirtinti prie riebalinių ląstelių. Ir taip sudaro sąlygas dar padidėti mūsų natūralaus estrogeno. Ir tas tampa pertekliniu. Ir žiūrėkite, ką daro estrogenas. Estrogenas tai yra kaupimo hormonas, ypač riebalinio audinio kaupimo. Ir ne tik tai riebalinį, bet paskatina ir fibrozę, ir cistas, ir miomas, ir krūtų susidaro, ir cistos, ir fibroadenomos įvairios pokyčiai. Tai yra hormoniniai pokyčiai. O kada mes esam dar aktyvios ir turime ciklą, tai būna estrogenų pertekliaus sindromai tokie ir priešmenstruacinis simptomai, tokie skausmingos mėnesinės ciklo sutrikimai, libido sumažėjimai, pilvo pūtimas, įvairios cistos, fibrozės, hormoninė aknė, plaukuotumo pakeitimai, krūtų skausmingumas, nevaisingumas karščio. Čia, žodžiu, visi tie hormoniniai sutrikimai, kuriuos jau mes turime nusistatyti pas gydytojus ir gana rimtai į juos žiūrėti, ypač paaugytėm, jeigu išnyko estrogenai arba išnyko tos mėnesinės, tai be ginekologo ištyrimo ir apžiūros tikrai neįmanoma. Ir deja, kada jau esame brandžiame amžiuje ir išnyksta mėnesinės, kaip aš sakiau, susidaro nuomonė, kad tų moteriškų hormonų sumažėja. Deja, gamta vėl mus parengė ateičiai ir užgesus kiaušidžio veiklai, jų veiklą perima antinkščiai. Įsivaizduojate, bet aišku, jau šitie antinkščiai ir dar kiti organai, ne tik tai antinkščiai, bet ir odos ir riebalų ląstelės gamina tą estrogeną, kada sustoja kiaušidžių hormonas. Ir būtent jau šitas estrogenas turi ypatingai uždegiminį sukeliantį efektą. Ir jie veikia kartu šitie estrogenai su antinkščių hormonais. Dargi žinome, kad antinkščiai mums reguliuoja ir skysčių elektrolitų balansą ir sugeba dar sulaikyti natrį. O kuo daugiau natrio organizme, tuo daugiau natris pritraukia ir vandens. Ir celiulito komponentas dar pasipildo skysčių sąstoviu. Taigi tas pavadavimas, mes turime estrogeno, bet jis yra visiškai kitokio pobūdžio ir turi didelę įtaką jau formuotis celiulitui.
Ir estrogeno gamyba, čia būtent, ką aš papasakojau, aprašyta, dar labai įdomus dasideda vienas hormonas, vėlgi gamta mus pritaikė taip, kad odos riebalinės ląstelėse esantis testosteronas fermento aromatazės dėka tampa mums estrogenu, o aromatazė, tas fermentas, pasirodo, turi tokią savybę, kad jisai pradeda ardyti mūsų tą jungiamąjį audinį, fibroblastus, kur aš rodžiau, kur tie stulpeliai, kurie laiko gražiai supakuotus mūsų riebaliukus podyje. Ir taip mums suardo kolageną. Ir kaip ir minėjau, ta pati dieta, jeigu mes ir sulieknėjame, bet celiulitas išlieka, tai yra kortizolio, insulino ir šitų estrogenų hormonų dėka, nes ir netgi mūsų melatoninas, kuris mums nulemia poilsį, miegą, atsistatymą, atjaudinimą nakties metu, tai jisai sugeba, jeigu mes gerai išsimiegame ir turime pakankamai gerą melatonino ciklą, jisai mažina celiulitą, degina riebalus. Vėlgi čia, kaip matome, paprasti dalykai, kurie mes kalbame tas tiesas, kad reikia kokybiško miego, gero poilsio, tai jau įrodyta įvairiapusiškais mūsų organizmo pokyčiais, kuriuos galime koreguoti, balansuoti. Dėkui, kad žiūrėjot iki pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti. O jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos bei psichologijos temomis, kviečiu užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite ir pačius populiariausius mūsų sveikatingumo kursus. Jeigu ieškote visapusiškų žinių apie sveikatą, apie limfinę sistemą, kviečiu tikrai pasidomėti gydytojos Birutės Čijunskienės kursu Kaip efektyvinti limfinės sistemos darbą. Šiame išsamiame net 4 valandų video kurse sužinosite paprastus patarimus, kurie namų sąlygomis padės praskiesti sutirštėjusią limfą. Išsiaiškinsite limfos tekėjimo kryptis ir kaip savarankiškai atlikti savimasažą namuose. Tai padės sumažinti celiulitą, paskatinti limfos tekėjimą ir pagerinti savijautą. O jeigu esate smalsūs, kviečiu dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video edukacijų psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kito penktadienio.